Sveiki visi, su jumis laida Naujoji karta bei aš, Lina Jasbutytė. Internete šiomis dienomis paplito didžiulis, stipriai plintantis virusas, tai dainos Happy video filmavimai. Taigi laidoje ir kalbinau žmogų, kuris savo tinklaraštį penktadieniais pristatinėja įvairius virusinius video, nuotraukas ar šiaip kas tą savaitę sparčiai plinta internete. Tai Mykolas Kleckas. Taigi su juo ir diskutavau, ar džiaugsmas gali tapti virusu. Tai kviečiu pasižiūrėti. O yra buvo taip, kad jūs koks vaizdo įrašas ar akcija labai pradžiugintų? Labai daug. Iš esmės, pažiūrėkit, kaip sako, kas karaliauja internete. Tai katės, pavyzdžiui. Tai tie visi kačiukų video arba juokingi kačių video, jie neša irgi džiugėsi tam tikrą. Tu pamatai ir tave prajuokina, tau iškart geresnė nuotaika. Iš tiesų, dažnai aš siūlau žmonėm, kai bloga nuotaika, sakau, gal iki YouTube įsijung kokiu nors filmuku. Nes tų gerų pavyzdžių, nežinau, jų yra tūkstančiai. Aš į penktadienio internetus, kur dedu įvairiausius ten video iš YouTube, tai juose aš įdėjęs labai daug įvairiausių teigiamų, tokių džiaugsmą nešančių video, kurie vieni yra sukurti įmonių, kiti yra sukurti socialinių kažkokių akcijų, bet jeigu dabar reiktų daryti sąrašą, tai aš manau visus metus jį daryčiau, nes tų video yra daugybė. Na, o dabar kviečiu pasiklausyti gatvės interviu apie tai, ką žmonės galvoja apie virusinius vaizdo įrašus. Sveiki, norėjau paklausti jūsų, kokius virusinius video pastebite internete? Pastebiu linksmius, įdomius, spalvotus ir kitokius, iš kurių galima pasijuokti, kuriuos galima nusiųsti savo draugui, simpatijai ir kolegai, kad jie gali visi pasijuokti, tada visi pasijuokiam ir dirbam toliau. Happy labai daug pastebėjau pastaruoju metu, kad visi labai laimingi. Apie tokias virusinės reklamas manau, kad per daug jų yra iš tikrųjų, bent jau su tuo konkrečiu atveju Happy tai jau atsibodo, jeigu sąžiningai sakant. Norėjau jūsų paklausti, kokius virusinius video pastebite internete? Vytautas! Atgaivino jūs ir po antrą dieną labai gerai. Va tokius aš pastebiu. Aha, o ką manote apie tokius video? Labai pagerina nuotaiką. Aišku, darbdaviai galbūt nelabai gerai žiūri, nes žmonės švaisto laiką juos žiūrėdami. Bet aš manau, kad tai pakankamai šviežia ir žmonėms tai patinka. Ką manote apie visas tas video reklamas? Visi tie virusiniai video, kurie yra kuriami žmonių, tai iš esmės idėja yra sveikintina, tačiau ilgainiui galbūt reikėtų paieškoti kažkokių alternatyvų, nes labai nusibosta. Tai čia greitai dingsta mada šitų visų? Labai, manyčiau, greitai išsisemia, įsikvepia, nes kadangi yra srautas, manyčiau, labai didelis tos informacijos iš visų pusių, tai tiesiog išvargina be proto. Puiku. Aš manau, kad tai puikus marketingo žingsnis daryti. Aš suprantu, kad tai yra visiems ant bangos, bet manau, kad čia dabar virusinės reklamos ant tiek pasikeitė, kad iš tos pusės, kad išpopuliarint kažkokį produktą, jie pradėjo produktą paslėpti po kažkokiu daiktu ir tik paskui ant galų galo parodo, kad tas daiktas egzistuoja. Kad tai buvo reklama kažkam. Tai pirma, galbūt daroma iš meninio kažkokio pateikimo. Pirma ateina ta mintis, kaip pateikti kažkaip kitaip. Ir tas virusinė reklama galbūt tampa iš to pateikimo. Anksčiau tai buvo, kad virusinė reklama tampa iš to, kad daug žmonių kažką pribėga, padaro, kažką ten sukonstruoja, o dabar tampa lyg toks trendas, kad padaryti kažką kitaip. Visos juk tos pandos, išgelbėkim pandas, ar dar kažkas visą laiką tampa tokios trendinės reklamos. Lietuvoje vis dar gaila nėra, mes neturim gerų socialinių reklamų. Labai retos pas mus būna socialinės reklamos labai geros. Beveik neturime. Čia yra mūsų vienas didžiausias stygius, kad mes neturim socialinių gerų reklamų. Na ir kągi jūs, Mykolai, galvojate apie tokias nuomonės, apie virusinius vaizdo įrašus ir reklamas? Turiu iš tiesų kelias nuomonės. Visų pirma, socialinių reklamų stiprių mes tikrai turėjom per pastarosius 5 ar 10 metų, buvo jų įvairių. Tiesiog gal Lietuvoje jos netampa virusinėmis, pavadinkim taip. Nes žmonėm, lietuvių gal toks būdas, tai jiems labiau priimtina yra ten išsigelbėjimo akcija per televizorių leidžiama, kur viskas labai paprastai pateikiama, o sudėtingiau ten kokios nors ten donorystės ar panašios akcijos. Tai čia viena nuomonė. Kita nuomonė, labai norėčiau paprieštarauti ten moteriai, kuri sakė, kad išsikvėpė ir kada nors tas dalykas baigsis, tos virusinės įvairios reklamos ir ten įvairius tie visi video. Niekada neišsikvėps visi virusai ir niekada žmonės nepritrūks idėjų.
ir aš manau, kad mes dar 1000 metų su idėjom tokiom gyvensim, tik tai kas keisis, tai keisis jų forma, nes anksčiau tai vykdavo vienokiu būdu, dabar tai vyksta būtent internete, dažniausiai video formatu. Ir tai tikrai niekada nesibaigia, neišsikvėps. Mes turim eilę įvairių ten YouTube'o, pavyzdžiui, virusų. Ten, tarkim, kai vienas ten pagal dainą visi kūrė klipus ir tuos skatina tiesiog žmonės švęsti, džiaugtis, šokti ir taip toliau. Tada iškart po jo buvo toks Harlem Shake gan garsus virusas, kuris buvo absurdas iš tiesų, ten nesąmonės visi darydavo, bet tai irgi yra tam tikras, tiesiog linksminimasis. Dabar turim šitą Happy dainą ir tai niekada nesibaigs, tai vyksta daugybę metų ir vyks toliau. Ir aišku, Vytautas čia pačiai pradžiai minėjo, tai aš manau, Lietuvoje Tadas Vidmantas yra vienas iš tų genijų, kurie sugeba reklamas kurti taip, kad visi jomis dalinasi, džiaugiasi ir krykštauja jas pamatę, nes jos tikrai nuotaikingos būna. Bet štai, vienas iš kalbėtojų paminėjo, kad I'm Happy, ta reklama jau yra atsibodusi ir užtenka galbūt jau tokių reklamų, tai... Be abejo atsibosta, tai kiekvienas virusas turi savo galiojimo laiką, vieniems tai būna savaitė, kartais net kelios dienos, kiti gali tęstis ten mėnesius. Tai, pavyzdžiui, paimkim tą patį mano minėtą Harlem Shake'ą, tai po savaitės ten jau visiems buvo atsibodęs baisiausiai. Paimkim Call Me Maybe dainą, kur buvo virusas kurti klipą pagal tą dainą. Tai tęsiasi gal 1,5 metų ir visiems viskas buvo gerai. Kiekvienam yra savas laikas ir manau, kiekviena pop daina įgrįsta. Tai čia yra Happy atsibodimo pagrindinė priežastis. Kokios lietuviškos iniciatyvos gali tapti populiarios ir buvo galbūt populiarios jūsų nuomonė? Oi, dabar nepasakysiu, taip staigiai. Įvairių jų ten buvo. Socialinės akcijos šiaip kartais neblogai išvažiuoja. Tai aš labai tikiu, kad ta pati Myliu Panda irgi išvažiuos. Kol kas, kaip girdėjom iš jūsų tos apklausos, tai kažkas jau ir pastebi. Tai yra labai smagu, bet Lietuvoje kol kas tikrai populiaru tampa tai, ką parodo per televizorių. Tarkim, jeigu kažkokia įmonė darosi virusinę reklamą, kaip tas pats Vytautas, tai tikrai populiarių dalykų, kur visa Lietuva žinotų, tai taps tik tuo atveju, jeigu skiriami pinigai reklamai televizijoje ir ten kitose medijose. Bet ar netampa tai labiau populiaru, kai patenka į internetą labiau negu į televiziją? Ne, nes visgi Lietuvoje pagrindinis sklaidos kanalas yra dar televizorius, ten tiek reklamos, tiek žinių. Kartais internete, kai sėdi ir savo rate matai daugybę pasidalinimų, daugybę ten skatinimų pažiūrėti ir panašiai, tai atrodo, kad visa Lietuva čia jau mato. Bet iš tiesų tam tikrų dalykų stebiu aš iš tiesų tas, kaip čia pasakyti, Lietuvos dalis, turiu Facebook'e netikrą vartotoją susikūręs, su kuria stebiu mažesnius miestus, pavyzdžiui, ir taip kaip žmonės reaguoja ten į tam tikrus virusus ar politinės kampanijas vykstančias tuo metu. Tai kas vyksta, pavyzdžiui, mano draugų rate, ne apie vieną dalyką iš tų nekalbama yra, tarkim, kitam Žemaitijoje kokioj, ar ten Aukštaitijoje, labai skiriasi iš tiesų. Ir jeigu internete sėdint atrodo, kad visi dalinasi kažkokiu virusiniu video, nuvažiavęs kur nors 100 km nuo Vilniaus, Kauno ar Klaipėdos, gali ten net nerasti, kad nei vienas žmogus, kuris žinotų, kas tai daiktas ir nebūtų matęs. Gerai, ar džiaugsmas gali patapti populiaru ir madingu dalyku, tokiu virusiniu dalyku? Tai be abejo, aš tai manau, kad Happy ir yra to pavyzdys, šitas Happy klipas, kad žmonės dalinosi ne dėl to, kad ten draugą pamatė, ne dėl to, kad ten šiaip graži daina, o dalinosi būtent dėl to, kad ten žmonės tikrai ten buvo laimingi, atrodė laimingi ir tiesiog atsipalaidavo, šoko ir panašiai. Manau, kad šiais laikais gyventi laimingą ir tokį pozityvų gyvenimą tampa vis populiaresnių dalykų ir jaunimas tiesiog supranta, kad jeigu būsi niurzga ir liūdnas kažkoks, tai niekam nebus įdomus ir gal tau dar blogiau bus. Tai aš tik džiaugiuosi matydamas, kad ypač jaunoji karta, jiems visas tas pozityvas ir atsipalaidavimas ir toks paprastesnis dalykas, žiūrėjimas į dalykus, jisai tampa tam tikrų trendų. Ir aš manau, tai atneš daug pasikeitimų visuomenėje. Gerai, ačiū labai Mykolai už pokalbį. Su jumis buvo Lina Jasbutytė ir laida Naujoji karta. Ačiū Jums.
Taigi nusėmus kailinius ir atsikračius po žiemos užsilikusių virusų ir pagaliau nušvitus pavasariniai sauliai, galim pasiduoti naujam virusui. Tai džiaugsmai, nes kaip išsiaiškiname, jis labai lengvai plinta. Taigi su jumis buvo laida Naujoji karta ir aš, Lina Jasbutytė. Ačiū, kad žiūrėjote. Don't worry, be happy.